Ateina visada pirmas kartas, šiandien buvo pirmas kartas, kai ir rungtynės žaidė Dariaus ir Girėno stadione, vėlgi su Marijampolės Sūduva ir vėlgi ta šventė šiek tiek apgadino, Sūduva atėmė pirmuosius šių rungtynių taškus. Aišku, ką tik baigėsi rungtynės, turbūt sunku dar dėlioti mintis, bet koks pirminis įspūdis ir komentaras? Taip jau būna, daug būna tų pirmų kartų, pernai buvo daug pirmų kartų, šiemet irgi daug pirmų kartų, tai žinot, serija irgi kažkada nutrūksta. Nepralaimėjome, sužaidėm lygiosiam, truputį skaudu, nes tas įvartis krito pačioj pabaigoje. Atrodo, trūko nedaug, bet yra kaip yra. Tai tiesiog išeiname rinktinio pertrauką, truputį sugadintos nuotaikos, bet turėsime daug laiko atsigauti, turėsime laiko pasiruošti, išsianalizuoti ir judėti į priekį. Pakankamai lygios rungtynės, aišku, jūs pirmieji išsiveržėte į priekį, Varas prisidėjo prie to, jog būtų skirtas 11 metrų baudinys, bet iš esmės, ko gero, pats žaidimas gal net ir būtent yra atspindys to galutinio rezultato, kad apylygių buvo komandų šiandien susitikimas. Matot, aš galvoju, kad mes truputį daugiau buvom su kamuoliu, truputį daugiau turėjom momentų ir pirmam kėliny turėjom momentų nemažai įmušti, bet Sūduva gerai ginasi, ypač tam žemam vidutiniam bloke. Statistika kalba pati už save, tik 2 įvarčiai praleisti per 5 rungtynės, tai tas ir atspindi. Tai komanda, kuri tikrai gerai gynėsi, neturėjom daug momentų. Pirmam kėliny turėjom tokių pusprogių, kuriom nepasinaudojom, antram kėliny jų galbūt truputį buvo mažiau, bet baigėsi kaip baigėsi. 2 baudiniai, tikriausiai viskas apie rungtynes ir pasakyti. Buvo momentas, kai išsiveržėte į priekį, pirmavot 1-0 ir varžovų komandoje buvo berods dvigubas keitimas vienu metu, Haidary ir Čiaja pasirodė aikštėje ir tuomet jūsų komanda 6 ar 7 pražangas paeiliui gavo be varžovų pražangos tame tarpe. Daug kelia problemų būtent tie žaidėjai, kurie varžovų komandoje pasirodė po keitimo? Tai jeigu tiek pražangų padarė, tikriausiai įnešė kažkokios gyvybės, žinoti, žaidimą. Tai išėjo nepavargę, švieži žaidėjai, kurie įdėjo kažkokį indėlį į komandos žaidimą. Bet nemanau, kad kažkas labai įtakojo, tiesiog apmaudė situaciją ties 11 metrų baudiniu. Tai iš žaidimo, kalbu apie varžovą, buvo tų kažkokių smūgių iš baudos aikštelės, galbūt iš prieigų, bet aš irgi manau, kad mes nelabai jam ką leidom susikurti, jeigu žiūrint visas rungtynes. Tai kiekvienas žaidėjas įneša kažką, vieni daugiau, kiti mažiau, tai tegul varžovas ir vertina savo žaidėjus, kiek jie įdėjo pastangų. Pavertinkim ir jūsų žaidėjus, vieną keitimą padarė, tai reiškia tenkino tas žaidėjų sąstatas, kuris pradėjo rungtynės ir žaidė didžioji dalis visas rungtynės. Aš manau, kad mes gerai žaidėm, pirmoji zonoje, antroji zonoje, trečioji zonoje trūko to paskutinio perdavimo, to užbaigimo, bet mes čia irgi atėjom antrą kartą, vakar buvo trumpa treniruotė, kamuolys slidus, žuolytis dar truputį trūksta, tai čia ne tai, kad pasiteisinimai, bet žaidėjom nebuvo lengva apsiprasti, bet turim ką turėjom tai padaryti greičiau. Kaip įmušė vieną, pirmąjį 1-0, jeigu neįmušė antro, visada ta tikimybė kažkokia lieka, ar tai standartinė padėtis, ar kontrataka, ar 11 metrų baudinys kaip ir dabar, tai toks yra futbolas. Reikia mums pirmiem daugiau įmušti ir neleisti varžovui to padaryti. Aišku, paminėjot, kad galbūt dar tavėje trūksta ją iki optimalios, bet vėlgi žaidėt prie skirtingų dangų, buvo visko, bet vis tiek, ko gero, tikiu, kad smagu sugrįžti, o puikus oras, tikras futbolo oras, nemažai žiūrovų, šio sezono rekordas, kiek tai patį džiugina tiesiog ne iš trenerio, o gal ir žiūrovo perspektyvos. Tai labai smagu sugrįžti, iš tikrųjų labai gaila, kad vėl apkartinom tą atidarymo rungtynės mūsų stadione. Labai noriu padėkoti Green White Boys, visiems kitiems žiūrovam, kurie tikrai gausiai susirinko. Visada gaila po tokių rungtynių, kada mes negalim jiem padovanoti daugiau emocijų, daugiau įvarčių, daugiau pavojingų atakų, kad jie pajustų tą adrenaliną, malonumą, ką mes kartais jaučiame įmušę įvarčius. Tai to gaila, bet grįžti tikrai labai smagu, ta prasme, kad ir kiek to žolės bebūtų, bet čia yra daug geriau nei keliauti po visas tas dirbtinas aikštes po visą Lietuvą, nes tai įtakoja ir žaidimo kokybę, ir traumą žaidėjam, nes visos dangos skirtingos, visos kietos ir taip toliau. Tai labai smagu grįžti į savo stadioną.